Labas, Dainė. Gaminu tavo dukrytį kremuką ir norėjau parodyti, kaip jis atrodo dar gamybos procese ir papasakoti, iš ko jį padariau ir kaip jis padės tavo ugnytės odeliai. Biški keista dabar šnekėti į kamerą, o ne gyvai su tavim, bet tikiuosi mes susitiksim ir kažkada ir gyvai pašnekėsim. Taigi šitas kremas, tai iš tikrųjų jį gali naudoti vietoj kažkokių aliejukų, nes minėjai, kad ugnytės odelė sausėja, tai jis padės pamaitinti odelę, numalšinti tuos, sumažinti sausėjimus. Taip pat gali jį naudoti ir jeigu parausta kažkurios odelės vietos ar atsiranda iššutimų. Šis kremas odelę pagydys. Jame įdėjau 3 rūšių aliejus, kurie yra patys švelniausi, labiausiai tinkantis kūdikio odeliai. Taip pat levandų vandenį ir įlašinau 1 lašelį levandų eterinio aliejaus, kuris nuramins ne tik odelę, bet ir kūdikėlį. Jeigu šiuo kremu patepsi ją, pavyzdžiui, prieš miegą, tai gal net greičiau užmigs ir ramiau miegos. O jeigu gali netgi iš tikrųjų tą kremuką tepti ne tik tai tom probleminėm vietom, bet pavyzdžiui, prieš migdant patepti skruostukus šiek tiek ir pripras ugnytę prie šito kvapo, kuris yra ramina ir jau savaime jinai žinos, kad laukia miegelis ir ramiau užmigs. Taip pat dar į šį kremą ir visus kitus nedažniausiai tiksliau, visada įdedu tokį kaip ir ypatingą ingredientą. Tai yra meilė ir dėkingumas. Ir sukdama kremą, jisai pradžioje buvo skystas, dabar jau tirštėja. Sukdama užrašau žodžius šiuos 2. Tai yra meilė ir dėkingumas. Nes noriu, kad tavo ugnytę lydėtų meilė, taip, kad ją mylėtų aplinkiniai, kad jinai visus mylėtų. Taip pat dėkingumas, kad ji būtų dėkinga savo tėveliams, kad aplinkiniai būtų visada jai dėkingi. Ir šie žodžiai turbūt yra patys svarbiausi gyvenime, nes jeigu mes mylėsim aplinkinius, jeigu mus jie mylės, jeigu jausimės kitiems dėkingi ir kiti bus mums dėkingi, tai reiškia, ko dar gali trūkti. Reiškia, visi aplinkui skleidžia tik tai gerą energiją ir mes dėl to esame laimingi. Tad ir jums ir jūsų šeimai linkiu laimės, meilės, dėkingumo ir gerai naudoti šį kremuką. Iki susitikimo.